Labas, pandėliečiam. Mes ten apmenimo visų kelių sutvarkėm, aš jai pasakiau, patvarkėm, tai važiuoja. Būčiau nuo pandėlio babūčių. Čia herbas pandėlio ant tos padinytės ir ant to herbo sakalas, nes mes įsivaizduojam, kad mes narsus sakalai, nes kartais Tai labai ačiū, labai gražu. Taip, viskas bus gerai. Man lieka tautinai. Į jūsų kaiminystę, kaip žinot, mano namai, gimtinė yra čia pat, Subačiaus parapijoje, Kiltagalių kaime. Tai ten savaitgalius praleidžiu ir mano sūnėnai labai mėgsta ten atvažiuoti. Tai mes vakarė jau aptarėm abudu NATO naujienas. Jis tikrai domisi, labai džiaugiuosi, kad auga karta, kuriai įdomus tie dalykai, jeigu reiks kažkam pakeisti mus, tai turi nuo vaikystės domėtis. Tai mielas klebonė, mėly pandėliečiai, nelabai dažnai tenka taip iš pat ryto į susitikimus pakviesti jūs, bet ta diena yra tokia, kokia yra, norisi kiek galima daugiau pasišnekėti, tai tie, kuriems ar penktadienis, ar sekmadienis, ar pirmadienis neturi skirtumo, turiu omeny tuos, kurie nedirbate jau, tai yra labai gera proga ir pasišnekėti pakeliui į Rokiškį važiuojant. Žinau, kad jūs turbūt turit klausimų, gal ir įdomiau būtų, kad jūs paklaustumėt, aš atsakyčiau. Užsidarė kaip į kokį tvirtovį. Aš didžiausiai šitos žemės ministerijos. Tai aš vėl važiuoju, ar viceministras važiuoja, ar pats ministras važiuoja, mes dalyvaujam kažkur. Nu kas tu vidaus reikalų ministerija, čia mano nuomonė tokia, jeigu gali tik, tai mes paprašyti, ar gerbam Kubiliaus taip pat, vien kad išvykti į tą kaimą, ar kurios pažiūrėti taip pat, daug problemų, žmonės taip pat, dar vienas dalykas, prieš 5 metus dar buvo galima susikalbėti su žmonėmis. Dar buvo galima susikalbėti. Ir su socialinis pašalpas gauna. Ir mano pavaduotojas dirba taip irgi. Jau praškai 2 metai, praškai jau dar problemą. Ateis dar kokie 5 metai, mes jau keliam patys klausimą, kaip jūs susikalbėsi su to žmonėm. Dėl ko? Kur gaunu socialinės pašalpas, jau praškai jau atsirado problemą. Mes galbūt dar įveikiam dar kažkas įgi, bet atvažiuoju iš kitų senių, atvažiuoju taip pat iš tų žmonių dirbi. Ką jau pasidarė? O Rokiškis nepapuolė į tą eksperimentą, kuris dabar yra? Gaila labai. Du tokie klausimai buvo, dėl vidaus reikalų ir dėl socialinių. Nu, dėl vidaus reikalų sunkiai ką galiu pasakyti, nebent po kitų rinkimų tapčiau vidaus reikalų ministrė, tai tada tikrai atvažiuočiau ir bandyčiau spręsti tos klausimus. Bet nežinau kaip kariuomenė, ar jie norės mane išleisti. Ne, tai čia jau nenoriu susireikšminti, iš tikrųjų juokauju, bet aš noriu iš dalies ir apginti, yra miestelių, kur ir aš nebuvau. Ir neįmanoma, žinokit, darbas yra sudėtingas ir stengiuosi vieną dieną per savaitę išvažiuoti, bet rajonų yra labai daug ir iš tikrųjų, bet galėtų daugiau. Aš manau, kad labai sveika kiekvienam ministrui, Seimo nariui, net ir tiem, kurie apygardas turi, tai yra kitaip. Jie priversti bendrauti su savo žmonėm. Bet kurie ne apygardiniai, kurie tik tai pagal sąrašą išrinkti, tai žinoma, kad jiem reiktų kuo dažniau išvažiuoti, bendrauti. Ir gal Seimo nariam gerai mes bendraujam su jie, tai jinai pasakojo, kad Gelažiuose yra jau daugiau kaip 2 metai laisvos darbo vietos. Pusę etato, sakykime, bet neranda žmonių, todėl kad jiem neapsimoka dirbti, nes jie gauna pašalpas, kam dirbti už tą patį atlyginimą, tuos pačius pinigus, jį gali juos gauti nedirbdamas. Tai dabar Socialinės apsaugos ministerija ir šiandien, tarp kitko, žiniasklaidoje apie tai yra, pati girdėjau rytą apžvalgoj, kaip tik yra apibendrinantis tokie straipsniai, kaipgi tas eksperimentas vyksta. 5 berods rajonai per Lietuvą yra paimti į tą eksperimentą, kur rajono savivaldybėm suteikta teisė prižiūrėti tuos žmonės, kurie gauna pašalpas. Kaip jie iš tikrųjų verti tų pašalpų, neverti, teisingai deklaruoja ir savo pajamas, ir savo šeimos, sakykime, būklę. Tai nes vietoj praneša seniūnams suteiktos teisės žiūrėti, kaip iš tikrųjų yra.
išsiskyrė fiktyviai, bet praktiškai gyvena kartu. Vadinasi, pajamos yra žymiai didesnės ir jie gauna dar iš valstybės. Aš dirbu sąžiningai, ne aš sakykim, bet kitas žmogus šalia, sąžiningai gyvena, susituokęs šeimoje, gauna tas pačias pajamas lygiai, bet jisai negauna pašalpų. Tai natūralu, kad visuomenė, bendruomenė turi padėti valstybei kontroliuoti, kaipgi tie pinigai yra leidžiami. Tai vat atrodo, kad labai pasiteisins šitas eksperimentas, kadangi žmonės praneša. Kadangi seniūnai praneša savivaldybei ir žmonės mato, kas iš tikrųjų yra bedarbis, o kas tik tai užsiregistravęs darbo biržai gauna nuo valstybės apmokėjimą į sveikatos draudimą, visiems kitiem dalykam, o iš tikrųjų dirba. Nemokėdamas mokesčių, iš tikrųjų dirba, gauna uždarbį tam tikrą, kas valstybė iš tikrųjų yra nuo jūsų visų, nuo jūsų pensijų dydžio tie pinigai, galų gale nuo krašto apsaugos tos pačios. Kad jūs taip pat rūpintumėtės ir savo būsimąją kariuomenę, tais, kurie dar būt gal tik iščiose, o gal bus iščiose, kad galbūt tikrai daugiau jais pasirūpinti ir kad nelėktų į užsienį belaukiančios motinos, kad ten yra jom daug geresnės sąlygos, kad jos bus socialiai tikrai saugios ten, daug saugesnės, kad tikrai pasirūpintų tą būsimąją Lietuvos kartą. Labai viliamės jumis, kad jūs ir čia galite takoti. Ačiū. Šitas mintis, mūsų sustiprinimas ir jums kantrybės.